O, žiūrėkit, paukštis kažkoks yra, bet neįskrydęs iki galo. Nu, kur reikia pabandyti įvaryti. Kažin ar eis. Nu, čia vilis lyg tai paprapatas. Žiūrėkit, nepargriukit čia tarp asmenų. Kur jis liktų? Jis skris dabar, kaip į kamerą eikit, jūs pamatysit, kaip jis skrisis. Ventės ragą aplanko, o mūsų muziejuje tik apie 15 000. Irgi skaitau daug. Nu va. Taip, kas čia yra? Sena mergaitė. Mergaitė. Patelė, jo. Aplunkstas susidėvėjusias iš to. Jo, matot, galiukai apvalus. Jaunų paukščių praeitų metų gimimo yra smailus. Tarpas lieka. O čia va, pažiūrėkit, aš parodysiu kaip. Taip. Turi jokio tarpelio nelikti. Taip paspaudė. Takšt. Ir da, kad aiškiau. Ir da taip. Taip, pažiūrėkit, jokio tarpelio nelieka. Viskas susiglaudžia. Taip, koks čia numeris? 72. Nu, aš rašysiu, paskui atsiminsiu gal. Kas paleis norit? Nu, jis. Imkite. Į tą pusę tik tai leiskite. Kerami. O, ačiū pasakė, matot. Visam pasaulyje, o čia mūsų tie originalus yra. Čia paukštis įsipainiojęs. Kokiem paukščiams skirta? Esu gaudęs nuo nykštuko iki gulbės esu pagavęs. Per metus iki 100 daugiau rūšių pagaudom, atsimenu, kai vien to tinklų gaudydavai. Aišku, labai efektyvus tinklas, bet turi ištisai sėdėti, tik įkliūna paukštis 100, nu maksimum pusvalandį. O štai zigzaginiai gaudikliai, jis ten 2-3 valandas gali būti, jis ten kaip narvelį skraido, ten rudenį, žiemos pradžioje šermukšnį pridedam. O šiaip vasarą prilenda ten ir maisto, vabžių visokių, taip kad paukštis saugiausias yra šitas. Dabar dar patobulinam truputį, tinklą uždėjom, kad kiaunės nepultų metalinį ant to. Tai matysim, efektas bus geresnis. Žūsta tikrai labai, labai mažai paukščių. Prašom. Devynbalsį. Pas patiną juodas viršugalvis, pas patelę rudas viršugalvis. Pasižiūrėsim amžių. Praeisiais metais gimusi, ieško poros. Kas nori? Užrašom. Rašom viską lotyniškai. Silvija Atrikapila. Patelė, ženklas, graikiškas veidrodėlis su kryžiuku. Apačioj. O jie patinas Į viršų. apskritas į strėlė. Jaunas, pernai gimas, šiemet 2 metai. Ir dabar tais 11 valandą rašykim. Atsargiai tiek briaunas, kad sueitų. Spaudžias? Kad briaunos eitų, žiūrėkit, kad briaunos eitų. Labai gerai. Pirmą kartą žieduojat, o jau turite įsirinkę. O, tai jūs busit antras. Jau ne viskas. Jau su rankos.